Smiltė Plitnikaitė, plaukimas. Smiltė, antrą kartą laimėjai jaunosios žvaigždės apdovanojimą, kaip jautiesi? Tai jaučiuosi tikrai gerai, žinau, kad einu tinkamu keliu, tikrai tobulėju kaip sportininkė, kaip asmenybė, tai tikrai smagu ir džiaugiuosi. Ką tau pačiai reiškia tas apdovanojimas? Tai visą mano įdėtą darbą sporte ir kad tas darbas atsiperka tokiais apdovanojimais, tai tikrai smagu. Ar tokie apdovanojimai suteikia tau papildomos motyvacijos? Apskritai, kas tau suteikia motyvacijos plaukti? Tai tikriausiai tokie apdovanojimai ir suteikia tos motyvacijos, bet ne vien tik tie apdovanojimai yra svarbiausia, o kaip aš jaučiuosi plaukdama ir visų metais vis smagiau darosi plaukti, tai tas ir teikia motyvacijos. Šeštadienį išvykstate į Turkiją į stovyklą. Kaip jautiesi prieš stovyklą ir ko tenai važiuoji? Tai tikrai laukiu stovyklos, pirmą kartą su elitu važiuoju, laukiu plaukti kartu su Kotryna Teterkova per treniruotės, tai tikrai smagu ir laukiu tos konkurencijos per treniruotę.